Savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti ES lėšomis tvarkant didžiuosius Biržų ir Vabalninko miestų parkus. Šiuo metu rengiami parko atnaujinimo planai. Savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė sakė, kad numatyta sutvarkyti abu didžiuosius Biržų miesto parkus ir pristatė preliminariai planuojamus atlikti darbus. Dėl lėšų trūkumo savivaldybei priklausantis parkai praėjusiam ES lėšų panaudojimo laikotarpyje truputėlį buvo nuskriausti. Šiam laikotarpiu ketiname tam skirti daugiau dėmesio. Ir vienas didžiausių sudėtingos konfiguracijos parkų yra Dūguviečio parkas. Jis yra funkcionalus, jame vyksta sveikatinimo, gamtos pamokos, edukacinių užsiėmimai, kultūros renginiai. Parkas dėl patogios padėties yra gausiai lankomas lankytojų įvairiais metų laikais. Todėl pirmiausia planuojame įgyvendinti Dūguviečio parko sutvarkymo projektą. Pagal šį projektą planuojama tvarkyti želdinius, genėti, retinti želdinius, formuoti naujas erdves, įveisti lapuočių, medžių ir krūmų grupės. Taip pat planuojame sutvarkyti priėjimą prie upės, pašalinti prie įėjimų augančią menkavertę augaliją, sutvarkyti chaotiškai įsidėsčiusius pėsčiųjų takus, juos sujungiant į vieną sistemą. Planuojama įrengti mažosios architektūros elementus, tai suoliukus, sustojimo vietas, šiukšliadėžes, nuorodas. Planuojama projekto vertė apie 250 000 eurų, iš jų didžioji dalis 85% planuojami iš ES lėšų, savivaldybės dalis sudarytų apie 37 000 eurų. Pagaliau investuoti ketinama ir į Astravo dvaro parką. Nemažiau svarbus parkas yra Astravo dvaro sodybos parkas. Ši sodyba yra įtraukta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir teritorijoje užima apie 34 hektarus. Parkas iš šios teritorijos sudaro apie 18 hektarų. Įgyvendinant Astravo dvaro sodybos parko tvarkymo projektą taip pat būtų tvarkomi želdiniai, jie retinami, šalinami, blogos būklės želdiniai, atsodinami. Taip pat planuojama sutvarkyti parke esančius vandens telkinius, ežero pakrantę, įrengti krantinę, taip pat poilsiui ir rekreacijai skirtą infrastruktūrą. Tai suoliukus, dviračių stovus, šiukšliadėžes, taip pat įrengti dekoratyvinį ir funkcinį apšvietimą, pėsčiųjų takus, stebėjimo kameras. Ir šio projekto vertė būtų apie 700 000 eurų, iš jų vėlgi apie 85% planuojamos ES lėšos, savivaldybei tektų prisidėti apie 100 000 eurų. Planuojama tęsti Vabalninko miesto viešųjų erdvių sutvarkymo darbus. Vabalninkas yra įskirtas kaip tikslinė teritorija tarp 1000 ir 6000 gyventojų turinčių teritorijų, kuriuose ketinama pagerinti gyvenimo kokybę, atnaujinti gyvenamąją aplinką. Planuojama tvarkyti Vabalninko parko ir šalia esančias teritorijas, atnaujinti estradą, šalia tvenkinio įrengti tinklinio aikštelę, persirengimo kabinas, stacionarų tualetą. Parke planuojama įrengti pėsčiųjų dviračių takus, taip pat tiek parke, tiek prie tvenkinio sustojimo aikšteles. Planuojama atnaujinti dalį šaligatvių iš miesto centro į parką, taip pat lauko gatvės dangą ir taip pat tvarkyti želdinius. Planuojama projekto vertė apie 450 000 eurų, iš jų 85% ES lėšos, valstybė ir savivaldybė ketina prisidėti po 7,5%, ar tai sudarytų po 34 000 eurų. Kaip tik šiuo metu jau yra parengti Vabalninko parko sutvarkymo techninio projekto projektiniai pasiūlymai.
Ir šią savaitę, ketvirtadienį, spalio 27 dieną, 17 val. Vabalninko seniūnijos patalpose bus viešas svarstymas šių projektinių sprendinių, todėl gyventojus maloniai kviečiame dalyvauti. Dugviečio parko ir Astravo parko tvarkymo projektai taip pat artimiausių metų bus pradėti rengti. Paraiškas ES finansavimui gauti dėl šių projektų ketinama teikti šių metų gruodžio, kitų metų balandžio mėnesiais, pačius projektus įgyvendinti 2017-2019 metais. Dugviečio parko ir Astravo parko tvarkymo projektai taip pat artimiausių metų bus pradėti rengti. Paraiškas ES finansavimui gauti dėl šių projektų ketinama teikti šių metų gruodžio, kitų metų balandžio mėnesiais, pačius projektus įgyvendinti 2017-2019 metais. Įgyvendinus projektus pagerės infrastruktūra, taip pat sukurtos kultūrinės ir laisvalaikio erdvės prisidės prie bendruomenės užimtumo, taip pat bus pagerintos sąlygos renginiams organizuoti ir tikimės, kad tai pritrauks daugiau turistų ir svečių tiek į Biržus, tiek į Vabalninką. Pristatyti projektai nėra galutiniai, tai tik projektiniai pasiūlymai, kuriuos dar ketinama tobulinti.